Aš manau, kad kategoriškumas niekada nepriveda prie kompromisų tam tikrų, aišku, arba gerų rezultatų. Manau, kad, žinot, svarstant biudžetų projektus, tai visada būna daug emocijų, kurios yra išsakomos politikų. Ir aš tikiuosi, kad mes rasim sutarimą Seime, nes manau, kad frakcijos per mažai komunikavo su finansų ministerijos vadovais ir buvo sutarta, kad nuo rytojaus tiesiog kiekviena frakcija deleguos savo atstovus ir dirbs tie atstovai iš koalicijos, aš turiu minti, frakcijų narių kartu su finansų ministerijos, aiškinsis kiekvieną finansinę eilutę suplanuotą išlaidose. Tik buvo mano labai aiškus reikalavimas, kad mes turim įvertinti Europos komisijos, kaip tik vakar pateiktą naują prognozę, turim minti apie mūsų ekonomikos augimą. Taip pat turi būti įvertintas fiskalinių deficito reikalavimas, tai čia yra, kaip aš sakau, lubos, kurios turi būti aiškios visiems valdančiosios koalicijos nariams, o tarp eilučių galima tikrai daryti įvairiausius pakeitimus. Ir noriu pasakyti, kad kai kurie klausimai buvo tikrai pasiūlyti labai geri. Pavyzdžiui, kad tikrai reikėtų, tą ką ir kalbėjau aš anksčiau, padidinti truputį atlyginimus 2015 metais tiems žmonėms, kurie dirba biudžetinėme sektoriuje pagal darbo sutartis, tai daugiau paliestų socialinius darbuotojus, bet sąskaitą mažinant investicinę programą numatytus asignavimus ir mažinant valdymo išlaidas, bet jokių būdų neleidžiant skolintis daugiau, kas neigiamai paveiktų ir mūsų finansinius įsipareigojimus.